Praėjusi savaitė turbūt ne tokia, kurią labai norėtųsi prisiminti, bet visų pirma tos rungtynės Vilkaviškyje, kaip galvoji, ko pritrūko tose rungtynėse? Aš manau vis tiek rotacija šiek tiek iškritus, ta forma pakritus, nežinau. Treneris turbūt gerai sako, kad esam šiokioj tokioj duobėj. Ir galbūt, nežinau, žaidėm lygiai su jais, kaip ir čia namie, bet neatsirado gal to lyderio gale rungtynių. Toks kančios krepšinis antram kėliny, tenai tik 8-7 rezultatas, nei viena komanda neperkopė ne 10 taškų. Kaip tas antras kėlinys tavo akimis atrodė? Nežinau, mes asmeniškai tai nieko nepataikėm, atrodo susikūrėm progas, nepataikėm, po to ieškojom kitų opcijų. Toks prasidėjo tiesiog balaganas ir neišėjo, sakyčiau, paprastai neišėjo sumest metimų tiesiog. Tada keliaut Jurbarką, atrodo ten jau nuotaiką pavyks pasikelt, gera rungtynių pradžia, bet ir vėl duobė. Trečias kėlinys apskritai pralaimėta 23 taškais. Kaip tos rungtynės tavo akimis ir kaip galvoji, kodėl komanda krenta į tas duobes? Sunku pasakyti, šiaip tikrai gerai pradėjom ir net nustebau pamatęs antram kėlinį, kad turim beveik plus 20 ir toks nebuvo, kad nesusikaupė, išėjom antroj pusė ar ką, bet tiesiog šiek tiek pritrūko gal tos energijos, pradėjo spausmus ir neužpuolėm, jie pradėjo pataikyti tikrai gerus metimus per rankas, viską. Tai tikrai apmaudu buvo, labai atrodo, turėjom pergalę savo rankose, net iki trečio kėlinio atrodo buvom laimėję, bet nesugebėjom išlaikyti tos persvaros. Tas komplikuotas pasiruošimas sezonai truputį buvo, tada tų traumų yra, kaip galvoju, čia ir pagrindinės priežastys yra, kodėl ta komanda taip banguoja? Jo, gali būti daug priežasčių, bet gal vienintelis pozityvas tai, kad ne gale sezono ar net ne šventinį laikotarpį, bet va dabar biškai anksčiau gal ta duobelė, tai bus geriau gal ateityje. Ir dabar dviejos rungtynės, dar viena proga tą nuotaiką pasitaisyti. Iš pradžių su Telšiais čia Marijampolėje, jau žaidėt su jais, išvyko, šansų buvo nelabai daug. Ir tada jau rungtynės su Steko komanda taip pat laukia, tai kokį įspūdį paliko tos komandos per pirmuosius susitikimus? Tai Telšiai tikrai rimta komanda, bus sunku su jais, o šiaip tai visoms komandoms vienodai ruošiamės ir nusiteikimą stengiam panašų išlaikyti, tai nežinau, namie stengsimės tikrai prie savų fanų laimėti prieš Telšius ir tada važiuoti su ta emocija į Ukmergę, kovoti. Kaip galvoji, čia ta NKL lyga kiek sustiprėjus, kad šiais metais tų lengvų rungtynių realiai beveik nėra. Ankstesniais metais būdavo ir plus 40 ir įvairių kitokių rezultatų, tai čia ta konkurencija didesnė šiais metais? Jo, be abejo, jau prieš sezoną visi kalbėdavom ir tarp žaidėjų, ir agentai, ir vadovai išnekėjo, kad bus sustiprėjus lyga. Komandų daugiau, pavardės geresnės, va iš LKL-o Gecevičius toks kaip pavyzdys Telšiuose. Tai taip, šiek tiek geresni žaidėjai turbūt yra šiais metais. Ir kaip išlipti dabar iš tos duobelės tokios smulkios? Nieko, tai tiesiog daryti tai, ką darom kiekvieną dieną, treniruotis, stengtis, kiekvienam į save pažiūrėti, ką gali geriau padaryti ir tiesiog judėti toliau, kaip visą laiką.